Gerą dieną su vištiena visiems, kur čia ta skylutė. Sakau, po ilgo laiko padarysiu šiokį tokį video, išsakyti kažką, kas, kaip čia įlipti kadrą reikia. Kažką, šitą gal ne. Išsakyti kažką, kas manyje dabar gyvo, ką ir darydavau visada. Paskutinė naujiena. Dantis iškrito. Vejuosi savo močiutę. Nesileisiu į aplinkybės, bet trūksta akies ir papūgos. Jau galėsiu būti piratas. Tai va. O manyje gyva yra tai. Šiandieną turėjom šiokį tokį susitikimą. Ir, kaip čia, čia man reikia. Dar toliau. Tai va, turėjom šiokį tokį susitikimą su žmonėm ir žmonėm, kurie nori sukurti magijos patirtį, magišką patirtį žmonėm, turistam ir taip toliau. Ir buvo labai fainas susitikimas. Bet susitikimas, esminiai momentai buvo priežastis, dėl kurių mes esame nutolę nuo gamtos ir taip toliau. Ir kad vien pajausti magiją užtenka susijungti su gamta. Tai va. O kad susijungt su gamta reikia, irgi gerai yra dar susijungt su savimi. O kad susijungt su savimi, tai vat ir yra tai, apie ką aš noriu pakalbėti. Čia yra mano tema, kurią aš kalbu jau kuris laikas, bet su kiekviena, žinai, patirtimi, visai einančių laikų, visą tai kinta. Plečias, gilėja, aiškėja, dar labiau paprastėja. Tai va, ir aš dabar darau čia šiokią tokią vakarienę, tai tikiuosi nesupyksi nieks. Tai va, nežinau kaip pradėti, bet ką noriu išsakyti, yra tiesiog priminti visiems, ypač dabartiniu metu, kai apskritai dabar su maistu vyksta keiščiausi dalykai, kur jau mums siūlo net vabalus valgyti, nuo kurių dar nieks nėra pasveikęs. O lai maistas būna vaistas. Ir viens mano artimiausių, mylimiausių žmonių irgi dar susitikimo metu pagyrė mane prieš atvykusius žmonės, kad va, kaip gerai, kad yra toks žmogus kaip aš šalia ir kad aš visada galiu prižiūrėti ir taip toliau. Ir pasakau kai ką, kas gal ne visada patogu, bet, tą akimirką, bet paskui išvirsta į padėką. Ir atrodo, tik išvyko žmonės, tik baigėsi susitikimas. Ir su pirmais veiksmais, mano čia tokia įspūdis buvo tuo metu, kai tai nutiko, kai tą paliudijau savo akimis, kad tas pats žmogus save, kaip lietuviškai sabotažas, nežinau, bet įvyko sabotažas. Tai reiškia, tas, kas buvo pasakyta dar prieš kokią valandą, staiga pavirto į antį. Tarkim, tas žmogus šiandieną turėjo akupunktūros sesiją.
susitikimo metu gėrėme kakavą, po kakavos ėjome į pirtį. Tai čia kas supranta bent kiek apie organizmą, tai visi šitie užsiėmimai, yra atimantis vandenį iš organizmo. Atimantis iš organizmo vandenį. Ir kai aš pamačiau, kad po susitikimo, tai reiškia akupunktūra, kakava ir pirtis, kad buvo pirmas dalykas atėjus į virtuvę ne geriamas vanduo, o buvo atidarytas šaldytuvas ir prisikišta pilna burna maisto. Ir tai nebuvo maistas, kad kokis bananas ar ten daržovė kokia vandeninga ar agurkas, o buvo ten kažkoks duonos skrebutis ir žodžiu, su veganišku sūriu ir taip labai godžiai susikišta, paskui vėl kažkas paimta, vėl įsikišta ir net nueita į vonę su kąsniu burnon. Tai va čia tokia gana, asmeniškas dalykas, bet aš nesu linkęs čia kažką slėpti ar nutylėti, nes aš manau, kad čia mes daugiau ar mažiau galim ne vienas būti su to susidūręs. Ir čia nėra teismo posėdis. Čia aš tiesiog kalbu faktus ir kažkiek noriu sujungti, privesti su žiniom, kas mano supratimu verčia imtis tokių sprendimų, nes aš tuo keliu einu keliu, kur aš praėjau ir dar iki pat šiol vis pagaunu savo impulsus. Bet aš jau sakykim, per paskutinius 5-7 metus jau išmokau atskirti, kur yra mano impulsai, kur yra ne mano impulsai, kada aš noriu maitinti savo kūną ir kada aš noriu maitinti ne savo kūną, ne? Bet yra žmonės, kurie to nežino. Ir va dar šiandieną, kai papasakojau, prieš išvykstant svečiams po susitikimo, dar prieš išvykstant, dar kaip tik pavyko taip gerai išsakyti, papasakoti visą sistemą, kaip tai, ką dedame į save, tiesiogiai įtakoja tai, ką mes dėsime vėliau. Nes tai, ką dėsime vėliau, prašysis to paties įdėti vėl. Tai va, kai gerai tas dantis atrodo, kai kibir-vibir tas dėdas, ane? Gali liežuvį iškišti. Tai va. Ai, tarp kitko, buvo tokia mergina, pamatė mano iškritusi dantį, labai sureagavo ir užblokavo mane net. Tai jeigu tau, kuris dabar žiūri, nes aš įdėsiu jaučiu į Facebooką, jeigu tu žiūri dabar ir tau šitas dantis užkliūna, būk geras ar gera, padaryk paslaugą, ištrink mane iš savo draugų. Nes man nereik tavęs, nereik. Tai va, tai ką man pavyko papasakoti prieš išvykstant žmonėm, kad vis dėlto yra mūsų fauna organizme, ne, tie patys lašiniai, žarnyne, tarp organų, gleivėse, kad organizmas
sukuria gleives tam, kad uždaryti visokias patogeninės bakterijas, visokius susirgymų, kaip susirgymo dalykas, kurie neturėtų būti organizme. Ir tada, kai mes sergame, mes iš tikro valomės, nes su tom gleivėm išeina visi parazitai, kurie ten uždaryti. Tai ne visi parazitai iš organizmo, bet visi, kurie uždaryti, tai taip, kad snarglys yra ne ką geriau už kakutį, sakykim taip. Tai va, ir kadangi mes esame kūne, o kūnas yra transporto priemonė, ir mes esame sąmonė, siela, dvasia, kas nesvarbu, kas čia kam kaip rašo, bet mes esam kūne, mes įsikūnijom, gimėm ir kai kūnas numirs, mes grįšim iš kur atkeliavę ir keliausim toliau po visatos platybės. Į kitą tikrovę, į kitą svarbiausią tašką, kur mes turime būti pagal savo evoliuciją. Man taip atrodo. Tai va, bet kūnas turi savo, kūnas turi kitas būtybės, ne, kurios yra kolonijos, tiek žarnyne kolonijos, bakterijų visokių, ne, grybelis, pelėsis yra pas mus irgi visada, tas vadinamas vėžys irgi ten, kas yra tiesiog grybas, kuris jie valgo organizme tai, ką mes įdedam, kas yra mum nuodai, jie mum padeda, kad mes neapsinuodytume ir nenumirtume taip greitai. Bet jie turi savo sąmonę. Ir jie turėdami savo sąmonę, jie įtakoja mūsų protą, nes mes kaip esam kūne, mes naudojam nervų sistemą. Mes turim jusles, lytėjimą, uoslę, skonį, klausą, regėjimą ir šeštas pojūtis yra protas. Tai ir kaip aš suprantu, tai, kas yra mumise, kas nėra mūsų kūnas, daugelio atveju yra daug silpnesni už jų ląstelės yra daug silpnesnės už mūsų ląsteles. Šiandieną ranką susipjaučiau, pats paėmiau, taip susipjaučiau. Bet ne dėl to, kad esu sadomazochistas, o dėl to, kad dar praeito susitikimo metu, prieš tą susitikimą, radau tokias kelias, tokias nulūžusias, kaip nuo podelio, kažkokias kaip šukikės, kaip ką. Ir tikrai niekada nebūčiau pagalvojęs, kad yra super aštru, laikiau ranką, šnekamės kažkaip ten stoviu ir kažkaip panišo kairys delnas. Ir aš pasiėmiau tą šukikę, žinai, ir galvoju, vis tiek ten biški yra toks aštrumo. Pradėjau kasyti ir nežiūriu, ką darau, šnekos ir įsidėjau rankas paskui į kišenę, galvoju, ko man ta ranka taip pradėjo net nežieto perštėtai, pasirodo. Visus kartus, kiek padariau kasimąsi, tai tiek susipjaušiau ranką. Nežinau, ką reiškia kairė ranka ir taip pažeisti savo ranką, nes dar prieš porą savaičių įsipjoviau iki pat čia su peiliu. Su peiliu įsipjoviau ir nieko nedariau, nesiuvau, neklievau, nieko leidau organizmui sugyti ir buvo nuostabus reginys matyti, kaip kūnas pats užlipdo viską su kiekvieno ryto atsikelimu, žiūriu vis labiau, wow. Be jokių uždegimų, be nieko, aš jokių nepyliau, žinai, nedezinfekavau, tai va, aš nežinau, gal kažką esu su kūnu padaręs, kažkokią pasiekęs, kažkokį, žinai, nesakysiu lygį, bet kažkokią būseną, kad va, viskas vyksta gerai, ačiū tau kūne. Tai va, tai kur baigiau, kad tai, kas yra mumise, irgi jaučia per mūsų jusles.
taip kaip mes jaučiam per savo juslės, taip ir tas, kas yra kūne, turi kažkokio lygio galimybę, tiek daug angliškai šneku, kad pamirštu lietuviškų žodžių, bet viskas gerai. Tai va, ir iki kažkokio lygio jie gali klausytis, matytis, užuosti, kaip čia sakyti, reaguoti į lytėjimą ar siekti lytėjimo malonumo, ne? Nes jeigu yra po oda riebalų sluoksnis, kas yra ateivis svetimkūnis, tai jam patinka, kai jį liečia, ne? Tai va, būna žmonės, kur siekia labai daug malonumų, per kūniškų malonumų, per lytėjimą. Bet nesvarbu. Tai va, tai ir aš pilnai tikiu ir žinau, nes esu patyręs, kad gali mus įtakoti mūsų pasirinkimus, mūsų sprendimus, grybus plaunu, mūsų sprendimus, sukelti emocijas, sukurti vaizdinius, vaizduoti, kurių dėka mes priimtume vienokį ir kitokį sprendimą, kur galvojam, kad čia aš to noriu, aš taip jaučiu, čia tu kalta, čia nesvarbu. Ir mes juos palepintume. Tai va, ir kai mes to nežinome, mes dažnai būna, aš žinau, kaltiname save, aš gal sakysiu, aš apie save, nes yra paprasčiau klausytis, kai kažkas kalba apie save, negu girdėti iš kito apie save. Tai va, aš kaltinu save dar kažko, kad koks aš nevykėlis, kiek aš neturiu stiprybės ar dar kažko. Bet ne, net ir tos pačios mintis ateina su emocija, kuri vėl nėra mūsų. Čia aš jau giliau į tą nebenirsiu. Bet ką noriu pasakyti, kad taip kaip mes galime priimti bet kokį sprendimą, ne? Taip ir jie mums pasiūlo sprendimą. Tai va, tai ir jie gyvena, dažniausiai tie smulkieji, kurie labiausiai aktyvūs yra, jie gyvena vos vieną dieną. Ir jie gimsta, valgo, pasidaugina, kol prikakoja ir paskui numiršta. Ir jiem nesvarbu, kas bus kitą dieną. Todėl net mintis apie davai 3 dienas dabar nevalgysiu maisto, o ne jokio. Arba 3 dienas nevalgysiu maisto ir gersiu pelyną, pavyzdžiui. Ne? Ar ten dar kažką antibakterinio, antiparazitinio. Tai iš karto atsiranda mintis, gal čia reikia palauk kažkokio laiko, čia kodėl taip nedaryti, čia gal kažkokios kliūtis iš karto atsiranda ir susikuriame, mes susikuriame kliūčių, kodėl to nedaryti. Bet čia kliūtis susikuriame ne mes, o tos būtybės, kurios gyvena vieną dieną. Ir kadangi jos gyvena vieną dieną, tai jom dzin. Suprantate, jos gimsta ir miršta, bet taip yra kiekvieną dieną. Ir kitas momentas, daugelis iš jų yra labai jautrus. Pavyzdžiui, jeigu mes nueiname į pirtį ir pasivanuojam su vantom, mes daug jų atsikratom ir aš kaip kiekvieną sekmadienį beveik kokių 10-11 metų einu į pirtį. Aš žinau, kad būna po savaitgalių, po vakarėlių visokių, ypač labai dažnai būdavo, aš ateinu į pirtį ir po pirties kitą dieną aš susergu. Bet iš tikrųjų aš nesusergu, o kas įvyksta, aš pirtyje atsivanoju ir viską bent jau iš savo išorinių poodinio sluoksnio, kas ten buvo kaip parazitai, kaip lašinys, kaip gleivė, kaip nesvarbu čia ko, bet pavadinsi, tai išeina iš kūno. Tai reiškia, jiem karštis, kurį mes atlaikome, yra per karštas ir jie žūsta. Kada žūsta, organizmas juos pašalina. Kitas momentas, šaltis, ką
ką mes atlaikome kaip šaltį, jiem vėl yra pražūtinga. Šaltas kubilas, eketė, dar kažkas. Ir vėl organizmas juos šalina. Jis sako, oi, vakar maudžiausi šaltoj upėj ir susirgau, ar ten, oi, vakar ėjau per lietų ir vėjas perpūtė. Ne, čia yra panašiai, bet iš visai kitos pusės pažiūrėjus atsiranda visai kitoks aiškumas, kas iš tikro vyksta. Tai va, tai nežinau, kiek iš mūsų žino apie šitos dalykus, bet čia yra patys, mano supratimu, patys svarbiausi, patys esminiai dalykai suprasti, kas iš tikro su mumis darosi, kas darosi su mūsų šeima, su mūsų bendruomenė, su mūsų valstybė ir net su mūsų pasauliu. Tai aš čia kalbėjau dar apie tos parazitus, tas būtybės, kurios gyvena vieną dieną, bet yra tie, kurie gyvena metų metus, kurios nėra bakterijos kažkokios, ten vos kelios ląstelės, o yra viskas nuo kirminų iki kelių centimetrų, iki kelių metrų. Tie net nevardinsiu, čia kas norit pasidomėkit, parašykit Google'ai intestinal parasites or parasitic bacteria ar kažkas tokio ir įsiveskit paveiksliukus. O jeigu norit įdomiau, tai paskaitykit ar video net pažiūrėkit ir pamatysit, kas mumise gyvena ir kas iš tikro mus valdo, dėl ko mes iš tikro gyvename, dirbame, dėl ko savo pinigus leidžiame, pirkdami taip vadinamą maistą, bet maistas yra ne mum, o maistas yra jiem. Ir jeigu mes norime pradėti kalbėti apie bent kažkokią laisvę, ne taip bulvės pjaustau, nu ką padarysi? Norėjau iš tikrųjų planiau biškį. Kubeliai supjaušiu. Muzikos gal reikia pasileisti. Tai va. Kas ką maitina? Kas ką maitinam? Ir tada galvojam, kodėl mūsų gyvenimas toks, kodėl pasaulis toks, kodėl verslai tokie, kodėl politikai tokie ir apskritai, kodėl čia viskas taip. Tai vat pirmiausia, mes patys esam parazitais apsėsti ir pasaulį matome dažniausiai neigiamą. Bet kitas variantas yra žmonės aukštose postuose, jie irgi yra apsėsti parazitų. Ir kadangi yra apsėsti parazitų, jie nieko nežinodami, jie galvoja, kad čia jie tokie yra, kokie yra ir tai yra jų charakteris, ar ten jų, jie taip gyvena, ar čia dar kažkas, ar dar kažkas. Iš tikrųjų viskas yra daug paprasčiau. Nei čia kažkas mums nori blogo, nei čia kažkas mums nori pražudyti, nei ką. Yra tiesiog parazitais apsėsti žmonės, o kada parazitas gyvena vos vieną dieną, jam yra dzin. Jis negalvos, kaip savim pasirūpinti po savaitės, ką daryti šiandieną, kad aš po savaitės išgyvenčiau, ar po metų, ar po 10 metų. Pas parazitą nėra ilgalaikių planų. Tai ir pa žmogų, va, tada nebūna ilgalaikių planų. Ir kai nėra pa žmogui ilgalaikių planų, reiškia, nėra suvokimo, kas yra svarbu. Nes, kaip tas posakis, ten sako, dabar neatsiminsiu, bet ten kas iš tikro galvoja apie savo ateitį, kuria sodą. Sodina sodą vaismedžių. Ten kas galvoja apie savo anūkus, sodina sodą. O kas galvoja tik apie save, tai apskritai eina į parduotuvę pirkti maistą.
o kas galvoja apie savo šeimą, sodina daržą ir taip toliau. Tai va, tai paprastas atsakymas, kodėl viskas pasaulyje vyksta taip, kaip vyksta, mano nuomonė yra todėl, kad žmonės yra apsėsti parazitais. Apsėstais parazitais protas veda į pasirinkimus, kurie yra trumpalaikiai, kurie neturi kažkokio tęstinumo, viskas yra galvojama apie dabar ir čia. Ir nėra suvokimo apie pasiekmes, apie nieką. Tai va, tai jeigu mes norime, kad pasaulis susitvarkytų, mes pirmą turime susitvarkyti kūną, namus, savo šventyklą, per kurį matome mes tą pasaulį. Nes daugiau ir mažiau pasaulis jis yra nuostabus ir tobulas. Klausimas, kokį mes jį matom, visada bus atsakymė į ką mes į save dedam. Ir jeigu mes norime pakeisti pasaulį, tai mes turime pradėti nuo savęs. Ir pradėję nuo savęs, mes mažiausiai matysime viską kitaip, reaguosime į viską kitaip ir galbūt netapsime pavyzdžių kitam. Ir kai pakankama grupė žmonių taps švariais, sąmoningais, o sąmoningumas ir nėra čia kažkoks čia, žinai, kad čia kažkam reikia daryti, kad čia taps sąmoningu, eiti kažkokius šventyklas ar ką. Ne, sąmoningumas yra atgauti savo sąmonę. O sąmonės nušvitimas, dvasinis nušvitimas, tai yra nušvitimas sąmonės, kada nesąmonė tampa sąmonė. O nesąmonė būna tada, kada mano kūne, nesąmonė, nesakiau. Tai va nesąmonė būna tada, kada mano kūne yra per didelis triukšmas. Kada mano kūne yra per daug svetimkūnių, mano galvoje būna per didelis triukšmas. Ir kai yra per didelis triukšmas, aš negirdžiu savo sąmonės, aš negirdžiu savo nuojautos, savo sielos, mano poreikius, mano būtiniausius poreikius, išpildymą per overrides, kaip čia angliškai, nustelbė parazitų poreikiai. Tai va, ir viskas. Ir viskas čia yra daug paprasčiau. Tai va, tai nežinau kaip čia šita tikrovė į ką išvirsi ir į ką pasidarys. Bet viskas veda į tai, kad arba mes dabar labai greit paliekame šitą tikrovę, nes visiškai nesame sąmoningi, arba mes tampame šitos tikrovės aukos ir vergai, turėdami omeny, kad šita tikrovė yra užvaldyta negerų jėgų. Arba mes tampame švarūs ir sąmoningi ir atgauname savo sąmonę. Nes kaip sakiau, nušvitimas yra ne kažkoks ten kažkas, o yra tiesiog atgavimas savo sąmonės, kada nebėra triukšmo mumyse. Galvoj ir mes galim jausti, ką iš tikro kūnas nori, o ne ką nori svetimkūnis. Tai va, jauti, kada tarnauji savo kūnui, šventyklai savo, ją puoselėjai, o kada tarnauji šventyklą užgrobusiems svetimkūniams ateiviams. Ir vėl, ir čia ateiviai nėra blogi, nieks čia nėra blogas ar geras, yra čia mes esam taip užauginti, taip išmokinti, kad mes nebežinom, kas yra tikra ir ko mums iš tikro reikia. Tai va. Bet metas atėjo tą pakeisti. Ir aš kuo toliau labiau suprantu, kad čia nieko kitko mes negalim nuveikti. Kol kas.
kol to nesusitvarkom dalyko, mes nieko čia negalim tikro nuveikti. Nes kai pagalvoja, ne, oi, čia žmonės, nu čia biškai gal jau kažkam nepatiks, bet tebūnie irgi išsitrink man, jeigu tau nepatiks. Pavyzdžiui, ne, gimstame, užaugame, darželis, mokykla, pirma meilė, universitetas, ten koks nors darbas, šeima, vaikai, darbas, namai, šeima, vaikai, darbas, namai, šeima, vaikai, kažkada atostogos. Ir ką mes iš tikro darom? Tarsi, kam tai naudinga? Klausimas pirmas, ar mes auginame savo vaikus? Iš tikro? Kiek mes jiems duodame laiko, dėmesio? Ar mes ar jie auga pažinodami save, suprasdami gamtą, draugaudami, tikėdami gamtą? Ar jie gamtą pažįsta per knygas? Ar jie mokosi apie saulę iš knygų? Ar jie mokosi apie saulę žiedami, šildydamėsi, patirdami saulę? Ar mes mokomės apie gamtą, būdami gamtoje? Ar mes apie gamtą mokomės kažkokiam kubė su fluorescenciniam lempom ir kalėjimų režimu? Nes tada mums gamta tampa kažkokia fantastika ir tampa net kažko, ko mes turime bijoti. Nes mes bijom visada to, ko nepažįstam ir ko nežinom. Tai va, ir ant tos baimės yra viskas paremta. O kas dabar vyksta ir turi įvykti, tai turi įvykti dvasinis nubudimas, tiksliau nubudimas dvasioje ir sąmonėje. Ir jis negali neįvykti. Nes dabar yra toks metas, kaip aš suprantu, kad jeigu mes netampame sąmoningi, ne, kada net gauname savo sąmonės, mes paliekame šitą tikrovę. Ir gal čia viskas gerai, juk sako, ir reinkarnacija ir taip toliau, tai tie, kurie patyrė šitą gyvenimą, nebūdami sąmoningi, ar apsileido tiek, kad neteko sąmonės ir paskui gyvybės, jie gal kažkaip atgims, gal mūsų vaikais, ir čia nieko nėra blogo, nes kažkuriame gyvenime mes buvome viskuo. Tai va, mes buvome viskuo. Aš kaip suprantu, mes čia atėjom patirti visko. Ir niekas čia nėra. Čia viskas yra ir svarbu, ir nesvarbu tuo pačiu metu. Čia yra ir labai viskas rimta, ir čia tuo pačiu yra viskas žaidimas. Ir klausimas, kaip mes žaisim ir kiek čia yra viskas rimta, priklauso nuo mūsų. Ir čia niekas mūsų kitas negali nuteisti, kaip mes patys. Mes patys save nuteisiam arba leidžiamės kitų teisiami. Tai va, arba bijome net kitų teismo. Įsivaizduoji, būna kartais net paminame savo vidinius instinktus, nuojautą, bijodami kitų teismo. Įsivaizduoji, kokia čia nesąmonė. Ir netgi bijodami tų žmonių teismo, kurie yra nesąmoningi. Ir kai sakau nesąmoningi, aš tik turiu vieną dalyką omeny dabar, ką kalbu, vienintelis kontekstas yra tame, kad kada kūnas yra užgrobtas ir sąmonė yra užgožta. Nes kas yra nesąmonė, yra tiesiog ne mūsų sąmonė. Ir ką aš į save dedu, aš tokią sąmonę ir dedu. Jeigu aš dedu mėsą, kurioje yra pilna parazitų, kirminų, kiaušinių, visokių
tapeworm, juostinių kirmėlių, aš nežinau kaip čia net vadinas, tapeworms. Tai va, taip ir gyvenam. Jeigu dedam šventus augalus, aukščiausios vibracijos vaisius, maistą, žolelės, vaistažolės, mes tokią sąmonę turime. Dėl to ir yra tas pasakymas, ką valgau, tas ir esu, turint omeny, ką į save dedu, kokia sąmonė slypi už to. Tai va tokia sąmonė ir aš patampu dalinai. Nes viskas nėra čia juoda balta ar kažkaip viena kryptimi. Tai va, jaučiu nieko daugiau nebenoriu pasakyti, norėjau tai išsakyti, nes mylimam žmogui tai pasakyti nelabai pavyksta, nes sukyla nesąmonė prasideda. Yra tiek nesąmonė, kad negalima išklausyti be gynybos, be emocijų ir čia yra viskas gerai. Čia viskam savas laikas ir aš po biškį savyje pradedu atrasti vis daugiau kantrybės ir vis daugiau atjautos, suprasdamas vis dėlto, kad aš esu pats savo svarbiausias, aš savimi rūpinosi labiausiai ir kad čia man ant nieko nereikia nieko remtis ir čia nieks už mane nieko nei padarys, nei geriau padarys. Man, ta prasme, negu aš pats savo. Tai va. Jo, jaučiu, kad noriu bendravimo, noriu dalybų, noriu veiksmo, bet tas jausmas ir noras yra tiesiog nuojauta to, kas ateina, to, kas laukia ir šie metai bus įdomus. Šie metai bus labai įdomus. Atrodo, kas dar įdomu, ne, gali būti. Bet iš dalykų, kuriuos girdžiu, tai nuo žemės polio apsivertimų Liepos mėnesį, Liepos-rugpjūčio mėnesį iki kas ten kitas buvo? Iki grybas nukrito. Iki ateivių, va dabar prasidėjo jau straipsniai, visokios žinių, ten pranešimai, Amerika numušė ten tą, ten ar kažką, žinai. Tai va, nori mums sukurti įspūdį, kad mes čia nuo kažko turime gintis, tada mus čia saugos. Iš pradžių saugojo nuo COVID-o, paskui nuo rusų saugo dabar. Tai va dabar šiemet gali būti, kad saugos ir nuo ateivių, kurių nėra. COVID-o nėra, Putino nėra, ateivių nėra. Mes esame ateiviai. Ir mumyse yra ateiviai. Nes žemė be mūsų klestėtų. Bet žemė, bet kada mes išsivalytume savo kūnus nuo parazitų, tada mes žemėje klestėtume su žeme pačia. Ir klestėjome, ir klestėsime. Ir viskas vyksta ratais, kvadratais. Ratu sukasi debesis, kaip Stano pasakė. Sukasi debesis. Tai va, įdomus metai. Kažkas griūna, o kažkas iškyla. Kaip čia? Kažkas iškyla ir jeigu tu žiūri šitą laidą, norėjau sakyti, jeigu tu žiūri dabar mane ir klausai, jeigu tau šitas dantis neužkliūna ir jeigu tau nesinori ištrint manęs iš draugų, tai žinok, kad aš esu linkęs bendrauti, susipažinti, burtis, kurti grupės,
veikti, susitikti, bendrauti, bet ne apie nieką, ne apie kažką pasaulį vyksta, ne čia 100 metų yra pilna tų žinių, pochų man, atsiprašau, bet apie praktinius dalykus, apie tai, kas svarbu, kas yra naudinga, kas yra būtina. Tai va. Ir mano tema yra šių metų yra noriu kaip čia, vidinį namuose šiltnamį pasidaryti uždarą, nes gyvenu šaly, kur yra vėsų ir vasarą net. Šiltnamį su kanapių statyba. Šiaip su kanapių gaminiais, su viešais renginiais, pasirodymais, prezentacijom, apie maistą, apie sąmonę, apie kūną, protą. Nesu kažkoks ten universiteto lektorius, bet esu daug sukaupę žinių ir tiesiog jau pradedu jomis dalintis. Tai va, tiek žinių. Ačiū už dėmesį ir dar kartą ačiū už dėmesį, nes ką supratau, kad dėmesys yra didžiausia dovana. Ir kada aš duodu kažkam dėmesį, tai yra didžiausia valiuta, energetinė valiuta, kuri gali būti suteikta bet kam. Ir nesvarbu, kas už to slypia, jeigu tu į mane žiūri ir tu mane keiki, tu vis tiek man duodi savo dėmesį, savo laiką. Jeigu tu mane myli, tu man siunti tada daug gyvybinės energijos ir tu man padedi būti to, ko aš esu, atsiskleisti dar labiau, veikti ir daryti tai, kas man atrodo prasminga. Bet jeigu aš skiriu savo dėmesį ar didžiąją laiko dėmesio dalį dalykam, kurie mane liūdina, kurie sukelia baimę, dar kažką, tai vien tai, kad aš šitos dalykus kreipiu dėmesį, aš tų dalykų sukuriu dar daugiau arba palaikau jau esamus dalykus, kad jie toliau tęstųsi. Tai va, tai ką mums tai reikia padaryti nuo šitos plokštelės, kuris sukasi ir sukasi ir suksis ir suksis ir kartosis ir kartosis ir kartosis, tai nuimti adatą, nuimti nuo tos plokštelės adatą, kas yra mūsų dėmesys. Tai va, ačiū tau, atspindy, ačiū, kad esi, ačiū, kad žiūri. Pavasaris jau aušta, vasara artėja, grįžta jėgos visiems. Visi tampame šviesesni, laimingesni, patrauklesni, net ir su tokiais dantimis. Jo, mylėkime ir prižiūrėkime vieni kitus. Nes dabar kelis metus mums labai papurtis. Tai va, iki.